šiandien atvykom į ligoninę pas vaikus ir atsinešėm tokią idėją sukurti su jais knygų skirtukus, kad jie iš karto po užsiėmimo turėtų gražų rezultatą ir būtų tokia kaip ir kūrybinė veikla su įvairiom priemonėm. Tai iš tikrųjų labai smagiai praleidom laiką, vaikai labai kūrybingi, buvo įvairaus amžiaus vaikai. Tai tikrai nustebino, šauniai dirbo, prisijungė ir mamytės. Tai taip tokia popietė prabėgo labai greitai, vaikai išsinešė savo sukurtus darbelius ir tikimės suteikėm jam džiaugsmo šiek tiek šitą saulėtą dieną. Mes atnešėm vaikam tiesiog priemonės ir užduotį, vaikai tikrai labai kūrybingai ją išpildė ir tiesiog nustebino savo kūrybiškumu ir tokiais netikėtais sprendimais, labai drąsiai išbandė visas priemonės, eksperimentavo. Parodė tikrai savo meninius gebėjimus, fantaziją, atvykus į ligoninę. Aplinka labai maloni, vaikai pakankamai drąsūs, iš tikrųjų matosi susigyvenę, laukia veiklų, labai laukia įvairių užsiėmimų, labai maloniai bendrauja, tai tikrai labai visus kviečiu. Kas turi kažkokių idėjų, kūrybinių, užimtumo, atvykti ir praleisti laiką su vaikais ir praskraidinti jų dieną. Piešiame, valgėme ir dovanų gavome. O ką piešite? Skirtukus, kad galėtume knygą skaityti. O ar patinka Lena skaityti knygą? Na, jo, gan patinka. Pasakyk visiems linkėjimai. Pasakysi taip, nepasakysi? Pasakyk, sakyk, visiems linkėjimai. Nemoku. Mokiau rabučkį nusiųsk? Nusiųsk. O, kaip gražiai. Ačiū visiems, kad prisideda prie gerų darbų. Aš negaliu suprasti tavęs.